Kurią membraną dėtum po plieninių stogų? Ar aš noriu ramiai naktį mėgoti ar ne? Turbūt nori. Tai Taivika. Geras atsakymas. Nėra pavadinime ten. Ar soft, ar solida, ar pro, ar supro, ne. Jeigu aš turėčiau metalinį stogą ir šaltą, nu, kaip tu pat pasakai, dalinai su manim, kur perdanga yra apšiltinta. Ir aš, pavyzdžiui, dabar gyvenu name, yra čerpės ir mano perdanga yra apšiltinta. Tai po tokiu stogu aš dėčiau pro arba supro. Tai yra vien tik dėl to, nes kaip ir minėjau, kad yra tendencija, kad tokiam stoge membrana šiek tiek plasdės. Nes jinai neturės atramos. Tai tam, kad mes negirdėtume, pirmas dalykas toksai, niuansas, plasdėjimo garso, kai kurie žmonės yra tam jautrus. Ir antras dalykas, kad membrana judėdama neįplyštų ir išlaikytų savo visas savybės, sakykime, ir stabilumą, tam reikia šiek tiek mechaninio stiprio. Todėl pro supro. Jeigu pas mane stogas metalinis, ar ne, skarda ir mano šlaitas yra šiltintas, kas yra irgi tipinis dalykas, aš dėčiausi softą solidą. Ta prasme, man jokio skirtumo. Jeigu aš esu statybininkas ir aš noriu greičiau sumontuoti, tai ateina niuansas. Softas solidas neturi integruotas lipnios juostas. Tai tektų papildomai klijuotis lipnė juosta, ne? Todėl aš imčiau pro supro, vėlgi grįžtant kaip prie šaltam stogui, nes yra integruota juosta ir darbas yra greitesnis. Tai tokie niuansai, sakykime, ką pasirinkti. Tai, sakyčiau, visi Taivikai tinka. Tiesiog. Gerai, o dabar difuziniai plėveliai. Aha. Čia konkrečiai apie difuzinį, ne apie garą izoliacinį, bet apie difuzinį. Taip. Tai privaloma sulipinti ar neprivaloma? Jeigu mes pradengiam ten 15-20 cm, netgi linijos pas jūs yra, kiek aš žinau. Visur yra tos linijos, ir Taivika, ir netaivika. Ta linija duoda tokį, sakykime, skaitos tašką statybininkui, kada reikia užleisti, bet ar reikia suklijuoti? Tai vienareikšmiškai reikia suklijuoti. Nes aš gal pasidalinsiu tokia patirtim, ką esu matęs savo akimis, kai tiesiog buvo sudėta difuzinė membrana. Na ir rangovai užmiršo suklijuoti, nors buvo integruota juosta, bet jie užmiršo. Ir kiti rangovai pradėjo apšiltinti šlaitą. Ir tiesiog natūraliai, kai deda vatą, jie pradėjo ją stumti, kol vata įsidėjo, nebebuvo, sakykime, daugiau vietos, kurie stumti fiziškai. Ir po keletą metų pastebėjo, kad kažkas netaip yra, kažkodėl ta drėksta, ne, ta prasme, jinai yra drėgna, nes pradėjo prie sieną bėgti. Pirmiausia, visi kaltino garo izoliaciją, nusiardžius apdailą pasirodė, kad viskas yra gerai. Ir tiesiog buvo pradėtas ardyti stogas. Ir ardant stogą buvo pamatyta, kai vata buvo sugrusta, kadangi užlaida nesuklijuota, jinai atvipo. Ir per tą atvipimą sėkmingai visas vanduo ir drėgmė ėjo į vatą ir turėjo tokį malonumą namo gyventojai. Tai klijuoti užlaidas yra privaloma.